Sveiki, brangiai. Būna nemažai projektų, kuriuos kuriam kitiem, būna projektų, kuriuos kuriam dėl savęs arba kolaboruojamės su kitais. Tai šiai dienai turiu tokį įdomų projektą, vadinasi Pirtis Kaune. Tai kaip ir pavadinimas. Tai yra tiesiog Pirtis Kaune. Šiuo atveju mes turime pirtį Šilainiuose. Ir darome tokią platformą, per kurią būtų galima nuomotis. Kodėl tai yra daryta? Tam, kad yra pirtis, yra įmonė, kuri nuomoja, bet norim padaryti papildomus pardavimus ir mums labai svarbus raktinis žodis yra Pirtis Kaune. Tai todėl nuspręsta kurti truputėlį atskirą projektą visam šitam, kad mes galėtume konkuruoti su Google paieška, nes labai geras žodis yra Pirtis Kaune ir ieško žmonės konkrečiai šito. Tai šitas video trumpai apie projektą, kaip atrodo pirtis ir kokie didžiausi yra iššūkiai, kuriuos teko išsispręsti. Taigi, visų pirma, apie pačią pirtį. Tai pati pirtis yra Šilainiuose, turi atskirą patalpą, kurioje galima organizuoti renginius, gimtadienius, pasibuvimus, bervakarus, mervakarus ir panašiai. Rūbam pasidėti vietos, pati pirtis. Vieta maždaug talpina apie 12-20 žmonių, optimaliai 12 žmonių. Tai nedideliai kompanijai yra pats tas. Kas tikrai man labai patinka, tai yra kiemas ir baseinas, į kurį galima iššokti, pasimėgauti. Ir tai duoda tikrai nemažai tokio atgaivos, ypač kai po pirties gali į labai gražų baseiną iššokti. Ir tai yra didelė pridėtinė vertė. Kas mėgsta po pirties iššokti į šaltą vandenį? Kas yra labai gerai, kad baseinė dėtos specialūs burbuliatoriai, kurie neleidžia užšalti baseinui. Tai galim mėgautis tą žiemą, tai galima sakyti kaip ir eketė, kur tu gali iššokti. Tai va, tai toks yra pati pirtis, aplinka tikrai sutvarkyta, graži, tai puikiai tinka pasimūvimams, renginiams, šventėms. O tai dabar einam prie pačio tinklalapio pasižiūrėti. Tai pats tinklalapis jis pakankamai yra paprastas. Nieko nėra įspūdingo, čia matom keletą nuotraukų, kur atrodo. Štai mūsų pirties pastatas. Didžiausias buvo iššūkis, kadangi yra keletas skirtingų rezervacijos formų, tai mums reikėjo apjungti dvi skirtingas įmonės, kad veiktų viename. Tai naudojau vieną tokį įskiepį bookingo sistemai, kuris leidžia sujungti su Google accountu. Tai man reikėjo sukurti Google accountą, sukurti vidinį Google nedidelį tokį appsą, kuris jungiasi per API ir leidžia sinchronizuoti tada kalendorių. Tada naudojam vieną Google paskyrą su kalendorium per dvi skirtingas įmonės ir neleidžia overbookinti vieną ant kito. Tai mes įsisprendėm, kad galima 1, 2, 3 platformas registruoti ir turėti. Plus vėliau galima šitą sistemą pajungti ir dar papildomom paslaugom. Ir netgi tie, kurie tiekia papildomas paslaugas, galima juos irgi sujungti ir kai yra užsakoma paslauga, jiems į Google kalendorių ateina iš karto užsibukina, kad tai dienai yra laisva. Tai taigi pati registracijos forma nėra sudėtinga, labai pasirenkam paslaugą, pakol kas dar tik tai viena paslauga, matau dar vienas kitas vertimas nepadarytas, galima papildomą valandą, papildomą žmogų, šiaip pirtis yra nuo 1 iki 6 žmonių, minimalus yra 2 valandos užsakymas, tai jokio skirtumo ateis 1 ar 6, vis tiek kaina yra ta pati, jeigu ir daugiau žmonių, tai mes čia galim prisidėti papildomai. Tai ir mes galvojam, kad pas mūsų bus papildomai ateis papildomas žmogus ir mes dar 4 valandom būsim 7, užsidedam varnelę, spaudžiam tęsti. Tai va, čia jau susidėjo mūsų visos paslaugos, kas tikrai labai patogu, mokam mes per WooCommerce sistemą, galima pasirinkti laiko, čia iš karto mums jau paskaičiuoja, kokios galimybės atsiranda, palei mūsų numatytas 4 valandų, tai va ryte laikas, vakare arba naktį, sakykime, nuo 8. Čia užsipildo informaciją, teikiam užsakyti ir paspaudžiam rezervuoti. Automatiškai yra suma, galima susimokėti ir rezervuoti savo norimą pirtį, užsipildom duomenis ir padarom atsiskaitimą. Tai iš tikrųjų pakankamai labai paprastai pasakau, didžiausias yra visos šitos sistemos pliusas, tai kai tik atsiras kalendoriui, mes turbūt galim ir tai pasižiūrėti, kaip tai atrodo
užbukinimas Google kalendoriuje. Ir mes matome, kokiais laikais, kada bus pirtis ir jeigu per vieną ar kitą sistemą registruojasi, automatiškai irgi šičia. Tai ir va, matau visos šios savaitės rezervacijos. Galim pažiūrėti, pavyzdžiui, kitą savaitę mes matom, kad va, sekmadienį rytoj yra ir visos rezervacijos ir tušti laikai nuo kada iki kada. Ir va, pavyzdžiui, 18 dieną visiškai tušti. Ar pas mūsų, ar naudosis pas partnerius, su kuriais dirbame. Tai registracijos visos nusėda šičia ir mums vienas kitas ne overbookina. Tai labai man patinka šitą bookingo sistema, kurią naudoju tikrai pakankamai senai. Ir jinai pakankamai šiaip nėra pigi, vienai svetainiai maždaug 80 eurų į metus, tačiau galima nusipirkti ir pilną versiją, bet jeigu testuojamės, tai tikrai pakankamai nedaug. Dar reikia kol susisetupini viską, pasidarai, bet leidžia pakankamai. Plus, galima vėliau integruoti SMS siuntimą, galim keletą darbuotojų sujungti atsakingus, kurie palei jų užimtumą ir Google kalendorių, kas yra labai gerai, papildomos paslaugos, dovanų kuponai ir dar visą tokia didžiulis paketas. Jeigu taip paėmus, išsprendžia labai daug dalykų. Bet vėlgi, jeigu jums viso šito reikia, mes kitą kartą naudojam dovanų kuponą, visiškai kitą sistemą, o rezervacijom naudojam šitą sistemą, viskas priklauso nuo pobūdžio. Jeigu pardavinėjate produktus ir paslaugas, kurias gali registruotis, tai dovanų kuponam naudojam atskirą sistemą ir integruojam, kad galėtų dovanų kuponus panaudoti tik tais tada, kai registruojasi. Plus ten leidžia ir kredito sistemą sukurti. Tai čia reikia pažiūrėti, nes dvi sistemų kuponos, WordPresso ir šitos bookingo sistemų, jos yra atskiros ir neleidžia apjungti. Tai reiškia, pirkimai ir panašus dalykai tampa bėda. Tai taip turbūt trumpai apie pirtis Kaune, kokią sistemą naudojam registracijom. Jeigu įdomu, galima registruotis konsultacijai, papasakosiu plačiau arba rašykit komentarę, kad padaryti atskirą video apie patį pluginą.